Abutis jaunimėlis, kaip senai mes matėmės. Senai filmavau aš kažkokį tai vlogą, bet šį kartą pagalvojau, kad būtinai turiu įamžinti va šitas ateinančias 2 savaitės, nes laukia tikrai labai įdomus laikotarpis, labai jaudinantis ir aš pati labai jaudinuosi. Tai jeigu nežinot apie ką aš, tai esminis dalykas, kad artėja Kurk Park festivalis, kuriame aš dalyvausiu diskusijoje, neriu mezgu ir iš to gyvenu. Kaip keista, negaliu. Eik tu savo, atrodo, net norisi verkti kartais pagalvojus, kad šitokį kelią jau nuėjau ir kažkas mane pastebėjo, kažkam įdomu, mano istorija, mano pradžia, mano galbūt dabartis ir tikrai labai keista. Žinokit, net treniravausi su ChatGPT. Sakau, ChatGPT, žaidžiam žaidimą, tu būsi Gintas, aš būsiu Reda ir užduok man klausimus. Aišku, ten jau grybavo jisai ir tokių klausimų uždavė, kad sakau, wow, Gintai, ramiau. Nežinau, kas manęs laukia, nežinau, kaip viskas bus. Bet esmė, kad labai jaudinuosi. Kas dar laukia manęs ateinantį savaitgalį, tai dabar yra pirmadienis. Ir dabar yra berods 26 diena sausio. Ir 31 dieną turiu fotosesiją. Labai mėgstu iš tikrųjų tokias dienas savo. Tai čia bus ir gimtadienio dovana savo nuo manęs pačios. Ir bus toks labai fainas laikas ir naudos turėsiu kažkokio tai kontento, medžiagos, kurią galėsiu po to vėl naudoti 2 metus. Dabar mano užduotis šią savaitę yra užbaigti tokias 2 sukneles. Tai vieną suknelę turbūt, kas mane sekat, jau matėt. Šita baltoji mano suknelė. Vis dėlto aš ją paliksiu šiek tiek trumpesnę nei iki žemės, nes planavau, kad jinai vilktųsi žemę, pasidėtų, bet po to pradėjau galvoti, kad tada būtų labai įpareigojanti. O man norisi, kad tokia būtų, kur būtų galima ir vasarą, galbūt ir atostogų metu kažkur užsidėti. Ir kita labai gražios spalvos suknelė, tokios mėlynos. Nežinau, ar man tinka šita mėlyna. Ir manau, šią vasarą čia bus mano, vat būtent panašus modeliai šitos, kaip šitos suknelės, varikliukas. Labai noriu tokios paprastos suknelės, kuri irgi neįpareigotų, su kuria būtų galima ir į Palangą nulėkti, ir į senamiestį, kur nors vakare, kai šilta, ir į kur nors, nežinau, Rodo salą. Žodžiu, man atrodo, kad šitas modelis bus labai fainas, nes jisai labai greitai neriasi, labai faini siūlai, linas sudėtyje, tai tikrai vasara nebus nei šalta, nei karštas. Tai toks tas mano pirmadienis. Šį rytą visą nėriau šitą mėlyną suknelę. Realiai liko, manau, 1 ritinėlis siūlų ir būsiu užbaigus. Tai aš tikiuosi, kad ryt užbaigsiu. O baltą turėčiau užbaigti iki penktadienio kažkuriuo momentu. O šeštadienį vešiuosi jumis kartu į fotosesiją. Ten manęs laukia irgi labai įdomus laikas. Tai fotografuos mano sesės viena geriausių draugių, Gabri Visuals, tada Gaudrė kaip visada rūpinsis mano grožiu. Laukia jaudinančios 2 savaitės. Jau kai kelsiu šitą video, kaip įdomu, iš tikrųjų būsiu po visko. Bus smagu pamatyti, kokios bus mano reakcijos po to, kaip aš su visu jauduliu tvarkysiuosi ir ar susitvarkysiu. Bijau, žiauriai bijau. Jūs neįsivaizduojat, kaip aš bijau. Tai va dėl to čia vėl ir atsiremiu į savo to puslapio Bailė, to mano prekinio ženklo Bailė pavadinimą, nes jis turi žinutę. Ir visų pirma, jisai man žinutę turi. Man pačiai. Tai čia kiekvieną kartą primenu savo, nebijok, nes bus tik geriau. Su manim važiuos į Kurk Park festivalį Marijampolę mano geriausia draugė Živilė, tai su ja irgi susipažinsit. Ir apskritai, man dabar viskas yra apie žmonės. Net mano asmeninis Instagramo puslapis, ten dabar daugiau keliu kažkokiu tai reelsų su žmonėmis, kurie supa mane. Tai man labai faina yra, kad aš galiu tom dalintis. Manau, dar susitiksim iki fotosesijos kokį kartelį, bet šiaip norėjau tiesiog pasisveikinti.
apibendrinti, apie ką bus video ir parodyti, kas per darbai manęs laukia iki šio savaitgalio. Dabar taip hitino ir antradienio rytas paleidau vaikus ir scrollinu truputėlį ir žiūriu reklamą Kurk Park ir ten mano šitą temos tas aprašymas ir mano nuotrauka, mano vardas pavardė ir aš negaliu, va čia va stovi kažkas ir negaliu suvokti, kad ten aš neina suvokti, atrodo, kad daug kartų prascrollinau aš tas reklamas. Bet kažkaip šitaip nehitino ir žiūriu dabar ir suprantu, kad man reikės kalbėti. Wow. Toks visiškai bus iškritimas iš konteksto ir manau paskui po visko reikės labai daug stiprybės, kad atsigaut po viso to. Nežinot, kaip būna, kai kažko ar tai labai lauki, ar kažkas labai didelio tavęs laukia ir viskas praeina, vat kaip kalėdos, ar ne, mes visi laukiam kalėdų, tų naujų ir praeina ir kažkaip toks palieka tuštuma tokia. Reikės prisigalvoti naujų kažkokių tikslų didelių, kurių datų kažkokių tai, kurios reikės užfiksuoti ir jau laukti, joms ruoštis ir tada, manau, nebus nieko kažkokio tokio didelio kontrasto pasibaigus tokiems dideliems dalykams, nes man čia yra kosmosas, neįsivaizduojat. Man atrodo, kad aš dabar gyvenu savo svajonės kažkokios išsipildymą, tokios vizijos, kurią tik galėjau matyti televizoriuje, skaityti knygose ir sukurti scenarijus tik savo galvoje ir dabar realiai viską patiriu ir patirsiu ir suprasiu, kaip iš tikrųjų viskas vyksta. Mums labai įdomu. Žodžiu, susitinkam už sekundės. Šiandien yra jau ketvirtadienis ir pažiūrėkit, Amanda, ką turi ant rankos. Gražias gėlytes. Antradienį, Amandutė, ką padarai? Paliečiau draugą. Palietė tiesiog draugą. Ar sulūžo pirštas? Tai dabar turime tokią dovanėlę. Trečiadienis, ketvirtadienis yra šiandien, tai buvo Oskaro varžybos, tai irgi ten praleista, žinokit, yra nuo 3 dienos iki 8 vakaro. Ir vakar ir šiandien, tai namie yra šiek tiek chaosas, bardakas. Amandutė paskumytė buvo, aš irgi ir sporto nepraleidau per tą laiką ir dar padirbėjau, šiaip ganėtinai daug dirbau šią savaitę. Nes rytoj penktadienis, tai man rytoj realiai viskas susiruošta, šis pas močiutė. Toks tas mūsų gyvenimėlis, ši savaitė tai kosmosas man visiškai ir aš... Ne, mes geri vaikai. Ne, tai jūs labai geri vaikai, viskas tvarkoja. Aš kažkaip galvojau, kad turiu daugiau laiko pasiruošimui. Aš tikrųjų jo visiškai neturiu. Nieko, rytoj vaikai išvažiuos. Šiaip dar žadėjau šiandien feiktaną iš... Gerai, atsisveikinam šiandieną. Susitiksim arba ryt, arba poryt. Žinokit, jaudinuosi, aš tai jums pasakysiu atvirai, viskas dabar yra 8 valandos vakaro, ką tik grįžau iš Akropolio, tai dabar viską dėliojosi, ką nusipirkau. Dar vakar nusipirkom su vyru ir sesė bei jos vyru bilietus į Utmą. Aš nesu labai gerbėja ten jau, bet vyrams patinka, tai tiek to, kad jau atvažiuosi į Vilnių, atsiliksiu ten savo reikalus ir mes visi susitiksim po to, po mano fotosesijos Vilniuje. Labai tikiuosi, kad viskas bus gerai, kad šaltis nepamaišys kojos, kad sekmadienį užkursim mašinas, kad jas pavyks užvesti. Taip, rytoj toks viena iš didesnių dienų man. Kodėl didesnių? Ta prasme, čia iš tikrųjų nieko tokio nėra, bet man patinka sureikšminti dalykus. Gal ne visiems patinka žiūrėti, kaip aš sureikšminu dalykus, bet žinokit, man atrodo, kad reikia džiaugtis kiekvieną smulkmeną ir aš stengiuosi tą daryti. Ir taip, labai džiaugiuosi, kad supa mane tokie geri, talentingi žmonės ir Gaudrė, ir Gabrielė, su makiažo visažiste susipažinsiu rytoj, bet žinau, kad jinai dirba su Gaudrė ir kažkaip, jeigu Gaudrė ją pasitikė, tai ir aš pasitikiu. Pasidariau mimozytę, kad geriau užmigčiau, tai čičin.
ir už tą mano gimtadienio savaitę. Man žinokit, prasideda rytoj gimtadienis ir jūs kaip norit, aš visada švenčiu gimtadienį visą mėnesį. Tai va, susitinkam rytoj jau pakeliui į Vilnių. Labas rytas, aš va tokia gražuolė, žiūrėkit kokie mano plaukai. Aš visai nepagalvojau, kad galimai bus taip šalta ir jie šitaip elektrinsis. Tai nežinau, ką aš darysiu per tą fotosesiją su tokia šukuosena. Bet gal kažką, turiu lako, gal kažką. Žodžiu, dabar esam jau netoli Vilniaus. Vyras nuėjo pasimti valgyti kažką. Valandėlę dar iki mano make-upo appointmento. Tokia ta nuotaika mano dabar, visą kelią vairavau, vyras norėjo pamiegoti, tai dabar apsikeisim, pagaliau aš galėsiu pailsėti. Vakar labai jaudinaus, bet šiandien tokia labai rami diena, žiauriai graži diena. Per žinias ragino niekur nevažiuoti, likti namuose, močiutė man irgi skambino, sako, tu neįsijausk, niekur tu nevažiuoji. Bet, ką žinau, kelias nuostabus, oras dar geresnis, tai nematau aš čia nieko, kas turėtų sutrukdyti mums kažkokius planus savo nuveikti, dėl to, kad yra labai šalta. Man didžiausia dabar problema yra plaukai, mane truputėlį neramina, bet gal kažką sugalvosim. Įsidėjau saktukų, jeigu ką susiseksiu. Esu be make-upo visiškai. Labai laukiu, noriu pamatyti iš tikrųjų greičiau rezultatą. Noriu būti graži šiandieną. Senai buvau graži, senai besijaučiau tokia. Labą dieną. Va, fotografė mūsų, Gaudrė mūsų, gražioji. Čia tokia studija. Ir aišku aš. Dar nepristačiau videografo. Pasisveikinkim. Žodžiu, bus čia vaizdų. Pirma suknelė. Mokit, su ką moterį. Į tamsą nusisukusi. Vlogerio, mūsų jos turime. Ne vlogerė. Kol kas dar ne vlogerė. Šitą spalvą. Nes spalva kiek duoda. Jo, dar reikia iš viso galimės. Aha. Kosmosas. Nu, gražuolė. Diva. Oh my god, kokią fotosesiją turėjau. Aš net negaliu pati varau pavalgyti ir lėksim į... Kaip ten vadinasi taip, jeigu taisyklingai? UT? Negaliu atidaryti tualetės, aš filmuoju. Taip, UTMA. Tai lėksim papramogauti. Ir štai mano šis savaitgalis, šio savaitgalio didysis nuotykis įvyko ir labai sėkmingai ir mačiau šiek tiek kadrus, tai wow, Gaudrė padirbėjo Max, Gabrielė su savo antrąją pusę irgi, jis yra videografas, makijažas, kaip matot, yra wow, Max iš vis ten paturbintas. Studija patiko irgi labai, žodžiu, viskas labai fainai, tai ką norėjau pasakyti, kad aš visada galvojau, kad viską galiu pati viena padaryti geriausiai, bet kuo toliau, to labiau suprantu, kad gera komanda yra labai didelis dalykas ir labai svarbus, norint išgauti geriausią rezultatą. Tai labai pati laukiu irgi kadrų, kaip jie atrodys, dar nieko nemačiau, pati ten mačiau Gaudrę paėmus mano telefoną, irgi filmavo, fotografavo, tai bus labai įdomu pažiūrėti. O dabar varom pramogauti. Žiūrėkite mano plaukus. Realiai tiek priaugo man jų naujų. Taip žiauriai. Žodžiu, bet nesmė. Ką norėjau pasakyti? Kad jau yra ketvirtadienis, paskutinį kartą filmavausi turbūt tą šeštadienį, kai dariausi fotosesiją. Tai žinokit, man šita savaitė yra biški kosmosėlis. Nu, net ne biški, o labai kosmosėlis. Nemažai darbo turiu, daug streso, nemažai daktarų visokių appointmentų su vaikais. Tai negana to, kad savaitgalį laukia mano didysis išlauktas Kurk Park festivalis. Galvojau vienaip varyt su savo suknele,
bet aš sušalsiu. Ir šiaip tos suknelės tokios yra, kurios reikalauja kažkokio tai ar pasienio, ypač žiemą, tai tokios vasariškos, tai galvoju, kad bus ne į temą. Oskarui rytoj varžybos, man rytoj dirbti dar, rytoj penktadienis. Žodžiu, aš čia skundžias. Aš labai laukiu, bet tuo pačiu nepajutau, kaip šitą savaitę prabėgo ir tikrai nieko nėra. Visus nerimus šiek tiek dar atitraukiau dėl to, nes skauda pirštą, nykštį, šitą. Ir visiškai nuo nerimo, nes aš paskutiniu metu labai daug nėriau tą mėlyną suknelę. Non-stop, kada tik galėjau, tada ir nėriau. Ir jo, greičiausiai man čia koks nors uždegimas. Tai tas nerimas šiek tiek irgi toks prisistabdęs. Ai, mano gimtadienisgi buvo. Visai pamiršau dar. Aš vėl pamiršau savo gimtadienį. Aš žinau, kad ryte pamiršau, kad mano gimtadienis. Mano jis buvo antradienį, tai užvakar buvo gimtadienis. Atsibudau ryte ir kažkaip laukiam su vaikais lifto ir man tik mano gimtadienis. Geras. O po to vėl pamiršau. Važiuojant į mokyklą su vaikais, čia už kokių 15 minučių, skambina man mama. Ir aš taip žiūriu, mama skambina taip anksti ryte, kažkas nutiko. Ir po to, taigi sakau, taigi mano gimtadienis, tai vėl pamiršau buvau. Bet paskui visą dieną labai faina buvo, mane ir kolegės pasveikino, ir klientės grįžo. Aš negaliu, žinokit, žiūrėti tu savo plaukus. Kas čia yra per antenas? Žodžiu, ir pasveikino ir klientės, ir vyras, ir sesė, ir mama dar atvažiavo. Žodžiu, visi mane taip fainai sveikino, kad aš tikrai jaučiausi labai mylima, labai dėmesyje ir kad... ir aš labai visus myliu, iš tikrųjų. Visiems šiaip apskritai dėkoju, kas man parašė, kas pasveikino, kas bent jau pagalvojo, nes aš pati esu iš tų žmonių, kurie pagalvoja, bet nepasveikina. Tikrai esu tokia neatsakinga ties gimtadieniais, tai labai sorry tų netgi, kas iš manęs tikėjosi galbūt sveikinimo, bet nesulaukia. Aš žinau, kad tikrai dažnai apie visus pagalvoju ir nėra taip, kad pagalvoju tik tai per gimtadienį jau. Tai ne, žinokit, aš pagalvoju, belė kiek čia prišnekėjau, nesąmonių iš tikrųjų gal neįdomiai. Žiūrėsiu, gal dar rytoj kažką įdomaus pafilmuosiu. Nes Oskaro varžybos gan įdomios turėtų būti. Šeštadienis bus labai linksmas, fainas, bus labai įdomu. Važiuosiu su savo geriausia drauge, tai žiūrėsim. Gal ir iš kelionės kokių blevyzgų pamatysit mūsų. Tai va, susitinkam už sekundėlės. Pažiūrėkit, kaip Amanda blizga gražiai. Ką man palinkėsi? Nesustingtum vidury savo interviu. Labai geras. Tikiuosi, kad nesustingsiu. Amanda, aš tai bijau. Žodžiu, viską susidėjau. O ką man sakyti? Nežinau, viso gero sakyk. Gerai, bye bye. Susitinkam rytoj ryte. Išvarom. Oh my god, važiuojam. Žinokit, kaip keista, bet nesijaudinu. Nesijaudinu, visai atrodo, tiesiog patirsim kažką gražaus ir viskas. Tai dabar važiuoju pasimti savo draugę. Ir jo, būkit su mumis šitą nuostabią dieną. Labas. Sveiki. Čia mano geriausia draugė. Man pasisekė. Man pasisekė, ką čia. Žodžiu, dabar sustojom į Circle K, pavalgysim. Dar esam Klaipėdoj. Živilė jau sugebėjo susidirti savo kelią. Dar nepavojus festivalį. Kaip nors aš taisysiu. Jaudinės? Už mane? Už tave. Jo. Ne, kodėl aš nesijaudinu, nesuprantu. Tai tu pavarysi vis tiek. Ką ten pavaryt? Gerai, palinkėkit mums skanaus. Žinai, ką pasijungt muzikos vėliakis? Lietuvių. Net nežinai, kaip aš tave myliu. Tik dėl tavęs. Kada čia kiek nukeliaut myliu. Mes su mikrofonais esam, tai žinok, jeigu dainuosim.
Perėksim su tavo višniuką. Aš nežinau, aš tavęs laukiu. Kaip mažas vaikas. Mažas vaikas. Aš čia jaučiu, kaip žiūrima. Ai, žinai, aš palauksiu, įsirašiau, žinokis. Labai gerą dainą. Aš žinau ją? Nežinau. Bet kad supranti, tai tikrai. O tu žinai? Žinai. Rimtai? Geras. Net nežinojimo, net šiurpas veria. Ką čia sako? Bet aukštai skridom, bet žemai nusileidom, bet daug viens kitą melavom. Žodžiai tai tokie. Buvo meilė, kol nemelavom. Bet žiauriai gera. Mano mantros vokiškos yra. Nu, tipo, dainos mantrom vadinu. Sako, melavau tau telefonu. Nieko nelaimėjau ir labai daug praradau. Ar gerai palaidais? Nu, gerai. Gerai persirengiau? Lūpytės atsidažo. Nereklamuoju. Oh my god, jau kaip bijau. Sakiau, kad bijosi. O, žinai, ką pamiršau? Tų palaikymo burbulų. Kokiu Nu, tu žinai, kur buvo. Plakato nepasidarei. Tai koks čia palaikymas? Pamatysi, aš padarysiu ką nors, kad tu raudonuotum ant tas. Jeigu taip nešauksi, wow, tai tu man nebedraugė. Svajonės, tikslai ir realybė. Ir šios mūsų diskusijos dalyvės yra Reda Jokšienė, Nertų drabužių kūrėja, prekinio ženklo Bailėjai kūrėja, Deimantė Sidaravičienė, mezginių kūrėja. Na, gal galim susipažinti, kas yra kur? Gintas. Reda. Nedrąsus tie žmonės, nedrąsios tos moteris, o čia štai tokia drąsi kūryba. Tai va šito aš labiausiai bijojau, bet po to galvoju, taigi čia apie mane, čia mano skonis, mano stilius ir tiesiog nusprendžiau dalintis tuo ir vis dėlto yra drąsių žmonių. Tau mano vyras rašo? Kas suprasti? Viskas po, ar labai nusišnekėjau? Ne. Tai tu sakysi, tai flem, aš tai susivėliau tikrai ne kartą, kad tu taip žiūri. Nu, pradžiai. Dabar viską atleidinėja, tai galvas skauda biški, bet nieko, pavalgiau, gal praeis. Dabar esam tokioj salėj, kur turėtų rinktis minios gerbėjai, bet nei vieno nėra. Va, viena tai yra, atsiprašau, vienas yra. Ne, šiaip viskas labai fainiai, viskas fun. Labai daug žmonių šiaip, nesitikėjau, kad tiek bus žmonių. Tai va. Buvo labai gerai. Vis dėlto mano vyras jai rašo. Neskaityk. Pasivaikščiosim, pašmirinėsim ir varysim jaučių viešbutą. Už Šiaip butaną. labai daug įdomybių, labai daug gražių. Gerų pranešimų. Suprantu, teisis reikėtų iš pirmo karto. Kaip galvoji, jeigu tau reikėtų dabar nueiti ir išlaikyti vairuotojo pažymėjimą, ar tu tą padarytum? Manau taip, nes šiaip kaip visada važiuojam varžybas, po visą Lietuvą ir Latviją taip pat, aš kažkaip, nebūnu visą laiką prie telefono, kažkaip visą laiką žiūriu tą kelią. Tai... Įsigijom pirmą prekę. Kas čia yra? Spintas kvap. Labai skanus. Pirmą prekę palakašę nusipirko. Nes labai skaniai kvepia. Čia jūs gaminate, ne? Taip, aš gaminu. Gerai, eik tu savo. Čia yra... Farha Lux vadinasi. Kaip vadinasi? Farha Lux. Va. Tai yra mano arabiškas vardas ir... Ir labai faina pardavėja ir gamintoja, kūrėja, sakykim taip. Tai va, labai faina, čia tokia jauki erdvė. Čia jau tikrai taip šilta, jauku. Tai labai džiaugiuosi, kad atėjo mane. Taip. Užsukit. Per traukėlę dabar. Palaukit, kai matysit, nebeužsuksit. Gerai, iki. O Jezu, kokia pasišiaušusi. Oh my god. Nu va, esam kambaryje. Aš tai irgi kokia išsišiaušus. Miegosim vienoj lovai, Živilė, tu nebijai su manimi miegoti vienoj lovai? Ne, pirmas kartas.
Žodžiu, viskas baigėsi šiandien. Tai dabar tiesiog ilsėsimės. Prasidarysim šampaniuką, ne? Kurio neturime. Dar kol kas. Čia yra tik laiko klausimas. Aš sakau, noriu šokti į treningus, bet jeigu eisim kažkur pavalgyti, tai jau čia nelabai, ne? Dar ne, man atrodo. Šiaip labai fainai, eiktų savo priejo keletas moterų ir mačiau žinučių dar keletas. Tai labai labai geros emocijos, labai faina ir jo, tokie dalykai verčia nesustoti, nežvilgai. Taip, ir visos sako tą patį, ką ir mes tau visos kartojom. Visa tavo artima aplinka, tu matai, kad visi aplinkui irgi tą patį šneka, kokia tu esi nuostabi. O, cute. I know. Ne. Mission completed. Day one. Oh my god. Kokį mes vakarą turėjom vakar. Ram. Žinokit, prisižvengiam, kaip nežinau. Išmiegojom, varom valgyti. Ir tada toliau į festivalio antrą dieną. Day 2. Kaip mes atrodom? Aš su savo irgi akcentėliu. Nu va, sėdim, laukiam pirmojo pranešimo. Šiaip labai graži salė. Šiandien šiek tiek kitokia. Sena pakeista. Šiandien tokie pranešimai labiau verslams, ar ne? Apie finansus, investicijas, bet irgi labai įdomu. Gal Živilė bus investitorė kokia sėkminga. Šiaip jinai labai tokia vadovaujančios pareigas, labai tinka jai užimti, tai tikrai galėtum būti verslininkė stipri. Tai gal irgi įsikvėps kažko. Šiandien jau esam visiškai žiūrovų pozicijoje, jokio jaudulio, tik tais semsimės žinių. Tai va. Yra ne tik apie kūrybą, bet ir kurti ir kontaktų savo ratą. Reikia iš chaoso padaryti kažkokį planą. Labai aišku, nes greičiausiai, apie ką kalba ir Marius, apie ką turbūt dabar pakalbės ir tu, kad be plano ir be žiūrėjimo bent keliais žingsniais į priekį nieko nebus. Tai... Viskas. Išėjom iš festivalio, dabar pavalgom, nes esam baisiai alkanos. Ir pavargusios. Ir pavargusios. Ir dar reikės parvažiuoti tokį kelią, beveik, kiek čia, 2,5 valandos. Dar gal kažkur staptelėsim, tai žiūrėkit, visos ir 3 gausis. Kokios emocijos, aš manau, papasakosiu gal rytoj labiau, nes šiandien jau nebėra jėgų kažką galvoti. Valgyt. Žodžiu. Tai va, susitinkam apibendrinimui visų šitų 2 savaičių, nes aš 2 savaitės filmavau visą šitą vlogą, žinok. Tai va, čius. Oi, kokį nuostabų laiką turėjau per pastarąsias šitas 2 savaitės. Tikrai jaučiu tokią laimę, pilnatvę. Tokia kaip, nežinau, atrodo kažkoks šiftas vėl įvyko pas mane smegenyse. Ir dabar norisi viską taip sudėlioti tvarkingai į lentynėles, atsifiltruoti, kas buvo gerai, kas galbūt ne taip gerai, ką pakeiščiau, nors iš tikrųjų labai mažai ką keiščiau, praktiškai nieko. Tai tikrai labai buvo malonu. Viskas buvo malonu nuo A iki Z, buvo turbūt vienos užimčiausių mano savaičių per pastaruosius keletus metų, bet jos buvo pačios maloniausios, tikrai. Niekiek neperdedu ir pasilgau šeimos, pasilgau vyro, pasilgau vaikų per šitas 2 savaitės, nors buvau ir su jais, bet mano mintis buvo kažkur kitur. Tai šita savaitė ir vaikų atostogų savaitė bus tokia įsižeminimo. Atostogausim truputėlį, tai tikrai mažai bus nerimo, turėsim svečių. Toks tas mano vlogas. Labai ačiū, kad žiūrėjot, labai smagu. Ir manau, laukia dar daugiau jaudinančių akimirkų. Laukiu labai didelio palaikymo už tai, kad dalinuosi, kad atvirauju, kad rodau viską, ne tik išlaižytus instagraminius postus ir nuotraukas, bet ir tai, kaip yra iš tikrųjų. Kartais būna ir sunku, ir nelengva, ir perdegimo būna ir labai linksmų akimirkų. Žodžiu, tas gyvenimas mūsų visų toks spalvotas. Ir taip,
Tai jeigu dar nesubscribinot manęs, tai prašau pasubscribint. Jeigu tik norisi, palikit komentarą ir būtinai paspauskit like mygtuką, jeigu patiko tai, ką matėt. Nes būtent tai mane varo toliau kurti, toliau rodyti jums viską. Ir taip susitinkam iki kitų kartų.